įprasto darbo jau nuo 2007 metų. Vienas iš šalutinių efektų, kurį tu gauni, kai gali rinkti savo darbo vietą ir laiką, yra tas, kad tu gali atvaryti į tos paplūdimius vasarą, tarkim, sekmadienį vakare arba pirmadienį. Ir pamatyti, kad jie yra praktiškai tuštutėliai. Ir aš buvau vasarą, prieš 4-5 metus, ten su savo draugais, sakykime, pirmadienį, saulė leidžiantis, tiesiog gerai leidom laiką, paplūdimiai tušti ir buvo dar viena didelė grupė žmonių, kurie ten šventė turbūt kažkokį gimtadienį. Leido į dangų tuos žibintus, žodžiu, saulė leidžiasi, būrys vaikų, kažkiek šunų. Ir aš stebėjau vieną vaiką. Nežinau, kodėl būtent jį, gal jis buvo mažiausias, bet, žodžiu, porą minučių tiesiog stebėjau ir tas vaikas atrodė visiškai euforijoje nuo to, kas vyksta. Apsvaigęs nuo buvimo ten, kur jis yra. Galite įsivaizduoti, saulė leidžiasi, ištryškiausios visos spalvos, bele kokio gražumo debesys, vėjas čia šiltas vyniojasi aplink tave, tavo ten mama, tėtis su krūva draugų, kalba kažkokius įdomius klausimus, čia yra tavo draugai, su kuriais gali kažką įdomaus nuveikti, šunys ir tu čia tavo dėmesys ir į suaugusius, ir į juoką, ir į draugus, ir į pušis, ir į saulėlydį, ir jisai apsvaigęs ten koordinaciją prarado, bum, ir virto su visais rūbais į vandenį. Pradėjo bliaut, atbėgo iškart jo mama, nusivedė jį ten kažkur, perengė. Nieko labai patinka, bet kol aš žiūrėjau į tą vaiką, aš gavau žiauriai keistą jausmą ir žiauriai stiprų ir pasistengsiu jį dabar perteikti. Tai įsivaizduok, kad tu praleidi dieną su vaiku parą, su vaiku paplūdimy. Visiškai atsitiktinis vaikas. 3, 4, 5 metų. Ir tu praleidi parą. Ir tu neturi jokių rūpesčių, turi daug laisvos energijos ir tau įdomu su to vaiku būti tenai. Tu su juo valgai, bėgi, žaidi, kalbi, bėgi ten, pasiėmi šaką, kasi duobę. Pilna istorijų. Ir šitos 24 valandos bus ofigenas. Tu žiauriai daug išmoksi iš jo, jisai žiauriai daug išmoks iš tavęs. Praleisit nerealias 24 valandas. Ir dabar paimk tą patį vaiką, tam pačiam paplūdimy, už 40 metų. Ir aš visiškai pažodžiui pamačiau visą tą vaizdą, pamačiau tuos prikimštus paplūdimius. Alus, cigaretės, nuobodulys, apatija, kalbos, kurios nebeįdomios, pačiam kalbančiam, nukarę pilvai. Aš apsiverkiau. Rimtai. Aš tiesiog buvau tenai, turėjau laisvą dėmesį, nieks manęs neparino. Galėjau išjausti jausmą iki galo. Aš apsiverkiau. Tai yra tie patys vaikai, jiems kažkas nutiko pakeliui. Ir aš nežinau, ar būtent tada, bet aš priėmiau sprendimą, kad aš neleisiu, kad tai nutiktų man. Ir kad neleisiu, kad tai nutiktų mano šeimai, draugam, draugų draugam ir kiek galima daugiau žmonių aplink mane. Tai iš to gimė Supergentis. Supergenties tikslas yra perteikti kiek galima daugiau žinių, įrankių, kurių man pačiam reikėjo, kai aš pradėjau savo asmeninius eksperimentus prieš 5 metus. Nuo 2007 metų aš nedirbu ir tie asmeniniai eksperimentai, jie man davė žiauriai daug džiaugsmo, bet taip pat kainavo labai daug skausmo. Nes man tiesiog trūko išsilavinimo. Ir aš esu žiauriai piktas ant švietimo sistemos, nes jinai nėra suinteresuota tavo gerovė, jinai nėra suinteresuota tavo pilnatvė gyvenimo, tavo gyvenimo kokybė. Visa jos užduotis yra gaminti darbo jėgos žaliavą esamom struktūrom. Ir kaip atsakymas gimė Supergentis. Žiūriai su to. Tai va, tai backstory yra tokia, o dabar pabandysiu tiesiog trumpai suspausti 3 esminės pamokas, kurias aš gavau per tą trumpą laiką, 60 dienų, biškį daugiau, 8 kokių. Ir 7 priežastys, kodėl mano suvokimu absoliučiai verta, praktiškai
visiems pradėti savo blogą. Tada 3 esminės pamokas. Pirmas daiktas, ką aš išmokau, rašyti yra žiauriai sunku. Aš praleidau 4 mėnesius, išvažiavau iš Vilniaus į kaimą, sakiau, kol nepradėsiu blogą, tol negrįšiu. Ir 4 mėnesius rašiau. Prirašiau 150 temų iš viso, su visokiais juodraščiais, straipsnių temų sugeneravau. Bet didžioji jų dalis aš jų niekada nespausdinsiu. Ir dabar negalėčiau tai pažiūrėti. Žodžiu, rašymas yra menas ir mokslas, ir tą reikia daryti. Ir man labai padėjo viena knyga, jeigu kas nors žadat užsimti rašymų kažkam įdomu rašyti, tai galite užsirašyti pavadinimą. On Writing Well, William Zinsser, autorius. Ir rašyti, šiaip rašyti nėra sunku, visi mokam rašyti, ne? Bet, kai tu pradedi galvoti, gerai, koks mano rašymo tikslas, ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu perteikti, kas yra svarbu. Ir kai tu pradedi galvoti, gerai, kaip aš galiu padaryti, kad mano straipsnis būtų aktualus ne 2 savaitės arba mėnesį, bet 5 metus į priekį, arba 10 metų. Va tada pasidaro sudėtingai. Ir aš aišku negaliu pasakyti, kad mano straipsniai bus vertingi po 5 metų, pamatysim po 5 metų. Bet tikslas yra toks. Ir tada pasidaro labai sunku rašyti. Bet rašymas suteikia žiauriai daug. Žiauriai daug duoda atgal. Kai tu pagaliau esi nupoliravęs savo vieną straipsnelį, prie kurio vargai 2 savaitės. Mariau, valandą laiko straipsnį. 13 metų patirtis. Mano greičiausias straipsnis gimė per parą. Aš jau 12 valandų. Bet jisai buvo ir tai jau surinktas iš gabalų, kuriuos aš parašiau prieš tai. Tai jis tikrai turbūt savaitę darbo buvo įdėtas. Atpildas gaunasi labai paprastas. Tu paspaudi ir gauni laiką. Ačiū Jums už laikus. Aš turiu bent vieną draugą, porą draugų blogerių irgi, naujai iškeptų ir žinau, kiek daug reiškia mažas laikas. Žiauriai svarbu. Bet dar geriau yra, kai gauni komentarą ir kai tas komentaras sako, tai komentaras yra liuks, bet kai komentaras yra ne tik jėga, bet jis, pavyzdžiui, papildo tavo straipsnį ir prideda kažką, ką tu praleidai ir kitam žmogui tas komentaras irgi suteikia vertės ir galų gale tu pamatai, kad iš komentarų gavosi 2 straipsnis arba 3, tada galvoji, wow, čia tikrai kažkas vyksta. Ir kai tu gauni asmeninius laiškus, kurie sako, seniai, nevaldžiau interneto visiškai, drėgindavau Facebook'e dieną iš dienos, vakar 2-4 valandas nieko, nebuvau prisijungęs nė kartą. Ir padariau tai, ką senai atidėliojau. Tada visos tos 2 savaitės, 3 savaitės, 4 mėnesiai. Per akimirką, va taip. Grįžta. Žodžiu, labai daug grąžina įdėtas darbas. Rašymą. Antra pamoka. Kai tu rašai, tau pagaliau pačiam pradeda darytis aišku, kas tau svarbu, ką tu nori pasakyti. Ir kas iš jūsų norėtų rašyti blogą, bet nesat tikri, apie ką būtent jis turi būti, pakelkite ranką, sakykite aš. Nėra, yra, tik labai tik, balsą pridėkit, pakelkite ranką, sakykite aš. Tai atsakymas, kaip jūs tą gaunat, yra labai paprastas. Jūs pradedat rašyti. Sirašot pirmą klausimą, apie ką mano blogas? Ir tada, Ir, apie kažką pasirašo. Kodėl apie šitą? Kodėl man tai svarbu? Ką noriu pasakyti? Ir pradedi gauti atsakymus. Ir kuo daugiau jos išduodi, to tikslesnį gaunasi. Trečia pamoka.
Trečia pamoka yra daiktas, kurio visai tikrai nesitikėjau, ir tai yra skaitmeninio amžiaus paradoksas. Nepažįstami, kurie skaito tavo blogą, iš tikrųjų pažįsta tave geriau, negu žmonės, su kuriais tu sveikinės, bet jie neskaito tavo blogą. Iš vienos pusės atrodo labai keistai, bet iš tikrųjų tai yra labai paprasta. Tiesiog mes neturim nei laiko, tiksliau nelaiko, mes neturim įpročio arba įgūdžio dalintis su kitais tuo, kas tau iš tikrųjų svarbu. Mes esame įpratę nueiti pavyzdžiui, kaip sekas, labas, gerai, jo, nieko, kaip tau, aha, buvau ten, dariau tą šitą, gerai, čiau. Bet pradėti kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų svarbu, kas tave veža, kas tave neramina, su kuo nesusitvarkai, kaip tą pakeisti, bent jau ne mūsų kultūra. Tai tada pasidaro labai aišku, kad jeigu tu pradedi rašyti tai, kas tau iš tikrųjų svarbu, ir neturi laiko arba įgūdžių, arba tiesiog bijai kalbėti su kitais apie tai garsiai, tai tie, kurie skaito, pažįsta tave geriau negu tie, su kuriais tu kalbi paviršių. Kadangi laiko mažai, 7 priežastys, kodėl absoliučiai verta pradėti savo blogą dabar. Ką mes turim? Pirmoji priežastis. Baimė identifikavimas ir eliminavimas. Nu gerai, 3 metai, 4 metai, 5 metai, kaip aš nešiausi tą idėją, kad lemą galbūt reikėtų. Ir jie nuolat grįžta. Gal būtų fainai, jo turbūt būtų fainai, reikėtų, būtų neblogai, bet nedarai. Kažkodėl. Ir kodėl nedarai, tai yra todėl, kad tavęs tapo daug baimių. Ir aš turėjau tiek adrenalino, kai paskelbiau viską. Gruodžio 15 dieną, tiksliau, naktį iš 15 į 16, 2 valandą nakties. Ir kas dabar bus? Ir aš nieko nežinau, absoliuti nežinomybės teritorija. Tu atiduodi tai, ką parašei, ir tai pilna baimės reiškia. Kas aš toks, kad čia aiškinčiau? Gal kiti sakysi, o girdi, šiknius, ką tu čia kalbi? Turi tu diplomą kokį? Ko čia aiškini? Pilna visokių kritikos baimė, nežinomybės baimė. O jeigu pasiseks, kaip viskas pasikeis? Irgi, sėkmės baimė. Pilna. Ir po 30 dienų pamatai, kad tai tavęs nenužudė. Po 60 dienų pradėjau galvoti, ką dar galim su to padaryti? Labai padeda atrasti daug baimių. Jos, aišku, veda ir į kitas tavo gyvenimo sritis. Ir jos pradeda tavęs nebestabdyti. Aš ėjau čia, aš bijau prieš jūs kalbėti. Bet tu išmoksti ją žiūrėti ir su ją susitvarkyti. Ir nebeleidai jai stabdyti tavęs nuo to, ko tu nori. Vien dėl to verta pradėti blogą. Varyk. Antra priežastis. Čia labai stiprų paveiksliuką uždėjau, aišku. Bet rimtai. Kai tu pradedi blogą, nesvarbu kokia tavo specialybė, visiškai. Tavo blogas net nebūtinai turi būti sudarytas iš kažkokių meistriškoj kokybėj surinktų tekstų. Jis gali būti vaizdai, jis gali būti video. Jis gali būti lydinys, mišinys. Bet esmė yra tokia. Kai tu pradedi savo blogą, tu pradedi naudoti internetą kaip kūrybos priemonė, o ne kaip vartojimą. Tu nustoji būti produktas ir tampi kūrėjai. Ir kai šitą pradedi, tu nežinai, kur tave tai nuves. Ir kūrėjas yra kiekvienam iš jūsų. Ir kaip jūs tada galite išnaudoti internetą, užuot leidę jam naudotis jumis. Klausimai, kurios galite atsakyti patys savo. Trečias. Aktyvi bendraminčių bendruomenė. Kol nepradėjau savo blogo, tol nežinojau, kiek daug žmonių rūpi tie patys klausimai, kurie rūpi man. Kol tu nepradedi komunikuoti į išorę, kas tau yra svarbu, tol tau gali atrodyti, kad tu esi izoliuotas, kad tau vienam tai įdomu ir kad iš vis čia nesąmonė suki savo galvoje. Bet kai tą padarai, matai, kiek daug žmonių eina tą pačią kryptim. Arba nori.
Ir šitoje bendruomenėje yra didelė galia. Kai aš kartais pristatau supergentis, esu susilaukęs tokių komentarų, kad, gal kiek arogantiškas pavadinimas. Bet supergentis gimė iš to, kai aš pradėjau galvoti, kokios iš tikrųjų struktūros mums yra natūraliausios. Mes įpratę visuomenė. Visuomenė neegzistuoja iš esmės. Visuomenė yra didžiulė masė, kuri nieko nedaro, kurios neįmanoma nukreipti, kurios neįmanoma, nieko su ja nepadarys. Bet gentis tai esi tu, jinai prasideda nuo tavęs. Tu, tavo draugai ir tada tavo draugų draugai. Bėda ta, kad mūsų gentys, jos niekur nejuda. Jos yra įstrigusios visuomenė. Ir net nežinau, jos neturi krypties. Bet kai tu įgyji kryptį, kai tu pradedi pats spręsti, ką aš noriu patirti, kur aš noriu būti, ką aš noriu daryti, jeigu absoliučiai viskas yra įmanoma, padarai prielaidų. Nes tu darai prielaidų daug, tai padarai vieną prielaidą. Jeigu absoliučiai viskas yra įmanoma, ką aš noriu daryti. Ir tada pradėk dalintis tuo su savo draugais. Ir ieškoti atsakymą, ką jūs galite padaryti. Tada tavo gentis tampa supergentis. Tada jinai nebepasitenkina tuo, kur yra dabar ir pradeda kažkur keliauti, jį įgyja kryptį. Tik tiek ir yra supergentis. Labai rimtai čia. Ir tai yra nauja tavo galimybių platforma. Kai tu turi, 100, 200 žmonių, 300, belenkiek. 100 jau yra daug. Įsivaizduok, tu turi 100 žmonių, kurie nuolat skaito tai, ką tu rašai. Kurie ateina į renginius, kuriuos tu organizuoji ir kuriuos į tai, į ką tu pakvieti. Jie ateina, jiems svarbu, jiems patinka, jie dalina su draugais. Tau tampa taip lengva ir taip greitai, tu gali viską padaryti. Tau užtenka tiesiog pasakyti, kitą penktadienį ten ir ten, tas ir tas. Ir žmonės atvaro. 20 žmonių. Jeigu tau reikėtų šiaip surinkti 20 žmonių, tu darytum labai, kiekvienas skirtingai, bet ganėtinai užtruktum, sunaudom daug energijos, laiko ir dėmesio. Skambinti, rašyti laiškus atskirai, kartu, paskui tikrintis, ateisi, neateisi. Tai kai tu turi bendruomenę, kai tu turi auditoriją, tavo realybė pradeda keistis labai greitai ir labai lengvai. Ir tai tampa tavo eksperimentų platforma, ta prasme. Tu tada pradedi galvoti, gerai, ką mes galim nuveikti kartu. Ir siūlai skirtingus variantus. Penkta priežastis. Kai tu paskelbi garsiai per visą internetą, kiek jau jisai tenai siekia. Turi pradėti gyventi, jeigu iki šiol negyvenai, turi pradėti gyventi tuo, ką pats sakai. Arba ilgai tenai nepasakos. Nes žmonės supras, kad tu blefuoji. Kad tu vieną sakai, kitą darai. Vien dėl šito, vėl, labai vertas. Šešta priežastis yra. Kas turit problemų su periodiniais nuklydimais į Facebooką, sakykit, aš. Aš maniau, kad buvau išsigydęs interneto priklausomybės ir jau reikalai ėjo visai neblogai. Buvau išsigydęs Facebooką ir Gmailą. Kol pradėjau savo blogą ir įgijau Google Analytics, MailChimp, savo puslapio laikus ir Facebooką. Tai čia iš karto perspėjimas jums. Jeigu žadat pradėti blogą ir dar nevaldot interneto taip, kaip jums reikia, nuklystat, praleidžiat ten per daug laiko, nepadaro to, ką turit padaryti, labai siūlau nueiti supergentis.lt puslapį, persiskaitykit absoliuti tinklo kontrolė 1.0. Jau yra žmonių, kuriem tai padėjo arba padeda, nes bus daug sunkiau, kai pradėsit savo blogą. Bus dar daugiau pagundų ir po pirmo, antro, trečio straipsnio jaučiausi kaip priklausomas nuo kokaino gal. Niekad nebandžiau, bet kažkas panašaus. Komentarai. O gal dabar? Yra. Nieko nepadarydavo po 2 dienas. Nulis, nieko.
Tai, bet, galų galia ateina supratimas, kad, nu gerai, tai jeigu aš noriu toliau rašyti, aš turiu šitą vietą susitvarkyti kažkaip. Ir susitvarkai. Kartais skaitau pat savo tą straipsnį ir man irgi padeda. 7 priežastis yra aiškiai matomas tavo progresas. Visų pirma, tai yra tai, kad jeigu tu galvojai iki šiol, metus laiko, 3 kartus per savaitę, gal reikėtų turėti blogą, gal reikėtų turėti blogą, gal turėtų reikėti blogą. Tai sunaudoja tavo energiją ir dėmesį. Net jeigu tu to, nepastebi, sakykime. Bet kai tu šitą padarai, pum, viskas, įveiktas etapas. Ir jis jau yra. Čia. Tada kitas dalykas. Tavo mintise nuolat sukasi srautai temų, kurios tau įdomios. Ir kol tu jų neverbalizuoji, kol nesudedi į kažkokią formą, tol ant tave kankina. Ir vėl suka ratu. Suka ratu, sudegina tavo energiją, tu nei atsipalaiduoji, nei sukuri kažką produktyvaus. What a waste. Kai tu tą temą suformuluoji, padarai straipsnį ir paskelbi. Atlaisvina labai daug tavo dėmesio kitiem darbam. Ir tu judi į priekį. Ting, ting, ting. Ir esminė priežastis, kodėl verta pradėti savo blogą. Esminė priežastis, kodėl verta pradėti savo blogą, yra tu gali pradėti daryti tai, kas tau įdomu, svarbu ir prasminga. Tau nereikia sulaukti diplomo, gauti kažkieno leidimo, uždirbti kažkiek pinigų arba sulaukti, kol išeisi į pensiją. Tu gali pradėti tą daryti dabar. Ačiū. Klausimų Linai. Aš turiu vieną. Gerai, vienam klausimui kaip tik turiu laiko. Kiek aš? Turiu, kad labai daug užima laiko tas parašymas blogo ir sakai, kad nuo 2007 nedirbi. Taip? Ne, nėra, kad aš niekur nedirbu. Aš dirbu. Tiesiog aš nedirbu įprastam darbe, neturiu būti nuo 8 iki 5 arba nuo 9 iki 6. Tada yra atsakingas, aš buvau tada gaunu pajamų pragyvenimą. Aš esu baigęs architektūrą ir iki praeitų metų dirbau architektu. Ačiū. O dabar? O dabar aš esu vienas iš Hub Vilnius naujųjų koordinatorių ir vadovų. Tikrai ačiū Linui.